Sveiki visi, čia krepšininkas Net narys Vidi. Šiandieną jums pristatysiu trečiuosius vardinius Derrick Rose batelius. Taigi daug nelaukiant, pirmyn prie jų. Taigi štai, turime batelius tik iš dėžės ir pirmiausia gali kilti klausimas, kuo skiria šitie trečioji versija nuo ankstesnių Rose batelių pirmos, antros ir tiek jų modifikacijų. Ir geriausias atsakymas būtų šių batelių pavadinime tai, kad jie nebeturi Adizero. Tai yra, tarkim, buvo Derrick Rose Adidas Adizero 2 ir panašiai. O šitie neturi žodžio Adizero, kas reiškia tas žodelis, kad jie yra lengvųjų klasiai. Tačiau anaiptol tai nereiškia, kad jie yra sunkūs. Jie iš tikrųjų yra lengvi ir, tarkim, lyginant su savo Hyperfusais, tai tikrai nepasakysiu, kad jie yra sunkesni, nebent lengvesni dar. Esminis skirtumas, kuo jie skiriasi nuo ankstesnių versijų, yra tai, kad ankstesnėse būdavo šone akivaizdžiai matomas tinklelis. Tuo tarpu šituose bateliuose yra faktiškai padaryti 3 sluoksniai. Tai yra vidinis apmušalas, kurį galite matyti čia. Tačiau jis neina per visą batelį, o viduj yra tarsi išimtas, kad tikriausiai, kad labai nespaustų ir jis paliktas tiesiog tose vietose, kur reikia daugiau apspaudimo, tai yra aplink čiurną. Po to antras sluoksnis eina tinklelis, kuris matos šičia ir taipogi šitoj pusėj. Tai yra raudonas spalvos tinklelis, per kurį gali laisvai eiti oras. Ir trečiasis sluoksnis yra štai čia odos paviršius, kuris suteikia papildomo stiprumo pačiam bateliui ir jis yra ilgaamžiškesnis. Ir taipogi priduoda kažkokio stiliaus. Dabar apie batelio padą ir jo sukibimą. Šįkart panaudotas tradicinis eglutės raštas, kitaip negu kitose versijose, kuriuose būdavo tarsi savotiška S raidė su linijom. Ir manau, jie tikrai neprašovė, nes eglutė vis tiek yra klasika ir tiesiog tradicinis raštas. Toliau, kas man patiko, tai yra šita kulno dalis, kur Adidas technologija vadinasi Sprint Frame. Ir iš tiesų vizualiai matosi tik kulnas. Tai iš tikrųjų yra plokštelė, kuri eina nuo kulno per visą batą ir suteikia visai kojai stabilumo. Ir lankstumas leidžiamas tik tai batelio priekyje. Kaip matot, čia lankstas, o vidurio ir galo nepalenksi. Taip yra dėl to, nes irgi žmogaus pėda lankstas tik priekinė jos dalis. Dėl to yra nesukuriamas nepatogumo jausmas, kaip gali pasijausti ant kurių batelių, kai reikia staigiai stabdyti ar keisti kampus ir panašiai. Be to, įkišus pėdą į batą, kulnas atsiremia į šitą dalį ir užrišus batelį iki pat viršaus, jūsų čiurna yra įspaudžiama į šitą plastmasinę dalį ir tada kulnas ir pati čiurna atsistoja tvirtai. Be to panaudota yra šonuose Geofit technologija, kuri yra šiek tiek tampri, dėl to stipriai užveržus čiurną, ji prisitaiko prie jūsų kojos apimties ir suteikia tvirtumo jausmą. Ir dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, tai yra batelio paviršius. Tai yra ne tik iš tvirtos odos pagamintas, bet ir, kaip galit pastebėti, nuo pat šitos pusės apsiūtas tvirtai iki šitos vietos ir prasiuvimas pratęstas toliau. Taip sutvirtinamas yra batelio kraštas, nes dažnai galima pastebėti tiek profesionaliam krepšinį, net ir tikiu, kad ir patys esat patyrę, kad bateliai plyšta dažnai tiek kraštuose, tiek užlipus kažkam šičiai batelis neapsaugo piršto, tarpu šičia per papildomą apsiuvimą suteikiama daugiau apsaugos. Kam labiau rūpi estetika, tai galim pamatyti ant liežuvėlio Derrick Rose naują logotipą, po Rose užrašas
Ir vidiniai pusiai yra Derrick Rose'ui svarbus simboliai ir užrašai su jo adresu, kuris gyvena, tai galit nuvažiuoti į svečius. Ir be to bateliai yra pritaikyta MyCoach technologija, nežinau ar matos ten. Galima įsidėti MyCoach treniruoklį ir sėkmingai naudoti. Tai apibendrinant, šie bateliai yra tikrai nuostabūs. Ir nors jų kaina yra tikrai nemaža, tačiau kainos ir kokybės santykis yra labai geras. Ir tikrai įsigysit gerus kokybiškus batelius, kurie tarnaus galbūt kelis sezonus, gal net daugiau, priklausomai kiek jūs juos nešiosit. O jeigu turit kažkokių klausimų, galite drąsiai klausti, stengsimės atsakyti. O jeigu sudominom, tai siūlau apsilankyti Krepšininkas.net parduotuvėje, kurių nuorodas rasi čia kampe. Tai šiam kartui tiek. Viso gero ir gero krepšinio.